Tai va, startavom su kukurūzo smulkinimo paslauga. Šiemet biški anksti, dar vasara nesibaigė. Bet, žodžiu, dar stiebas žalias, bet pati burbolė, pats kukurūzas, tai jau kaip ir prinokęs. Ūkininkui tinka viskas. Dar tik nespėjom pasėti kukurūzą, jisai jau planavo apie nuėmimą, apie presavimą, žodžiu, jau užsisakinėjo paslaugas. Ir mes sėjom čia šitą lauką, ne? Jo, ir mūsų sėta 10 hektarų, tai žodžiu pilna paslauga. Ir sėjimas, smulkinimas, vežimas, presavimas. Jis užsisakė dėl to, nes biškį pabijojo. Pernai suvėlavo užsisakyti paslaugas ir, žodžiu, nebeturėjome kur jau įterpti, nebeturėjom laiko, žodžiu, tai tiesiog jau nebebuvo galimybės atvykti. Tai kažką gavo kito samdyti, bet labai buvo nepatenkintas. Tai, žodžiu, šiemet sakė, nori būti pats pirmas, kad tikrai atvažiuos ir padarys, nereikės laukti, nereikės ieškoti. Kiek čia kubų ta priekaba mūsų? Šita priekaba 40 kubų skaitos, tai jie telpa apie 13 tonų skaičiuojam, gal 14 tonų kukurūzo smulkinto. Labai mažai yra ūkininkų, kuris turi tokias didelės priekabas. Daug kas kokią turi, su tokia ir veža. Kadangi mes turim didelės, tai jau pripratę, žinom gabaritų smulkinimo ir šiaip daug telpa, ganėtinai daug nuvežam. Kiek iš tokios priekabos ritinių gaunasi? Tiksliai žiūrint, kiek ūkininkas nori kokio svorio. Darome apie toną 100. Iš tokios priekabos susukam apie 13 ritinių. Čia bala buvo. Buvo bala čia net Seikė visą. Sėjimo metu net neįvažiavo, net nesėjo. Gal tu ir sėjai? Ne, sėjo kolega. Kažkaip mažai sutampa, kad kur pats sėtum ir pats smulkintum. Šitie kukurūzai čia nėra dideli, nes šnekėjau su ūkininkė, tai sakė, mes labai mylim žemę, labai naudojam mažai trąšų, tai šitiem kukurūzam irgi mažai davė, tai dėl to jie nėra tokie jau įspūdingi, kokie norėtųs, kad būtų. Manau, kokie 2,5 metro gal. Žemės mylėtojai ūkininkai. Dažnai tenka smulkinti vakare arba naktį? Jo, tai tenka, nes dabar tos dienos trumpėja, tiesiog 9 valandą, dabar ir tokiu metu jau 9 valandą vakare jau temsta, tai vis tiek, iki 9 norim padirbti, būna ir ilgiau, kartais lietus spaudžia, laikas spaudžia, tai tenka ir ilgiau pasidarbuoti. Mėnesio galą ir jau rugsėjį, spalį dienos dar trumpesnės, tai pastoviai būna su šviesom dirbam. Tai va, žodžiu, jeigu norite ir jūs, kad atliktume ir jums šitą smulkinimo, vežimo ar presavimo paslaugą, tai užsisakykite dabar, nes vėliau tikrai nebebus vietos ir nebebus laiko. Lauksime atsakymų. Kukurūzų smulkintuvas dirba visą parą be sustojimų. Agrotekos operatoriai patvyksta visada laiku. Kukurūzų smulkintuvas dirba visą parą be sustojimų. Agrotekos operatoriai paslaugas atlieka profesionaliai.